Sveiki, su jumis Išmintutis ir mes šiandien po tiek ilgo laiko apžvelgsim tier listą. Važiuokime į video, paspauskit pradžiai prenumeruoti ir laiką. Tai pradėkime nuo Judziku. Aš čia savo nuomonę iškart primenu, kad čia mano nuomonė apie Judziką. Nieko neturiu blogo, kokybė yra fantastiška jo. Šiaip fainas youtuberis, neblogas kontentas, tikrai neblogas. Aš aišku, kad jis nelabai šio daug žiūriu, bet aš įdėčiau gal tarp A ir B, sakyčiau, bet aš dedu B. Toliau trečia lentyna. Čia jau youtuberis toks jau kaip aš trečia lentyna, įdomu, jis jau tokių kaip faktinius tokius video jau jis kelia, šiaip įdomus tikrai, patarčiau pasižiūrėti šitą žmogų, čia kokybė žiauriai aukšta, negalima prie nieko čia prisikabinti ir jis keliauti į S. Damage planas, nesu aš ten jau labai baisinis gerbėjas, bet video ir kokybę turi, bet aš dėčiau į S arba į kol kas dedami į A. Paul Demiko. Jis ten politikuoja, aš nežinau, bet man apie tą politiką jo nepatinka. Sakau, nelabai man jis toks kaip youtuberis limpa dabar. Nežiūriu net jo, tai jis keliauja pagal mane į D arba į B kelią. Mantas Z yra Minecrafto youtuberis, kiek žinau, bet šiaip ir kokybė aukštas žmogus turi, net gal už Judziką aukščiau biškį dėčiau. Aš įkelčiau gal superinis, labai geras youtuberis. Galima žiūrėti į A kokį. Spurgis. Jis ir neseniai gimęs youtuberis, turi 1056 subscriberius. Ir įdomus kontentas, bet jis ir labai retai kelia. Man ir peržiūros visai neblogas jų kontentas, tikrai, matosi, kad daug laiko skiria. Įdomus youtuberis, tai aš ir dėčiau. Gal dėčiau į Briuksį. Jinai prieš 4 kartą mėnesį skiria. Buvo streamino. Dabar video labai jau senai darė, prieš kokius 3 metus, man atrodo. Anksčiau buvau fanas, žiauriai, ir dabar nelabai. Ir man dabar nepatiko ir aš dėčiau į D. Sniegius. Taip, mes visi Sniegius pasilgom, bet Sniegius jau nebebus. Sniegius žiauriai figėnas buvo youtuberis. Dėsiu į S. Mindė. Ten jau toks biškį pavažiavo. Nesakyčiau, kad pavažiavęs, aišku, 2,4 tūkstančių turi, bet žiauriai keliai. Atsibuodęs jau tas kontentas. Jis nekeliais taip nelabai smagu. Sakyčiau, aš įdėčiau ją. Džeikas anksčiau žiauriai geras kontentas buvo, dar iki dabar geras. Keliaujas. Mantas Bartuševičius. Nieko nežinau, tai dėčiau į D. Karmos draugas žiūrėjau porą video. Neblogos idėjos, bet dabar kažkaip jis nekelia. Bet dedu į A. Perfis ir įdomų žmogų. Bet kaip suprantat, ir biškį nustoju šie, tai dedu į B. Ne, į A. Čia mūsų Counter-Strike čempionas. Čia aukščiausia kokybė, negaliu nieko prisiknisti prie jo net. Čia dedu. Man, nežinau, biškį žiūrėdavau jos video, dabar jau nežiūriu. Tai dedu į B, aišku, ir streamina kelia video, tai jo. Neblogas kontentas, bet pagal mane tai jinai B. Antanas jo kokybiškas, viskas su kontentu gerai, bet dabar mažiau kelia, bet gauna S. Aistelį. Čia tiek įdomus youtuberis, tai nėra ką pridursi. Aš jam duodu A. Gal net va taip reikiuojasi. Omantas. Su savo pokalbiniai ir streamais, tai ir aišku, jis geras youtuberis, bet jis A pagal mane. Gusto anksčiau žiūrėdavau, bet man jau dabar kontentas nepradeda patikti, tai duodu B. Martas Stankevičius ir anksčiau žiūrėdavau, tai ir dabar jau sakau, atsibodęs toks kontentas, bet vis tiek aš manau, kad kokybė yra. Sitėjas gauna. Mirabegėtis dėl roleplayaus ir dėl Minecrafto, tai jo sutinku, ten žiauriai kokybė gera, žiauriai balsas geras ir viskas man labai patinka, tai dėsiu ją. Faivas. Su Faivu mes biškį ten kaip ir draugai, bet ir neblogi video, neblogos idėjos, bet pagal mane jis gauna B. Zigis. Ten neblogos idėjos, bet man nepatinka, kad jis su svogūno ta galva dar vis yra. Ir face reveal nerodo, tai čia gauna jisai D. Filoksas ir neseniai atsiradęs youtuberis. Aš žinau, kontentas kaip kontentas, bet dar Oli gražu į F keliauja. Tomoksas ir įdomus youtuberis, čia respektas yra, jis keliamas virš. Ne, o gal ją. Dar žaidžia visai ir neseniai vasarą grįžo, pradėjo streamint, dabar jau keliasi po biškį rekordus. Ką galiu pasakyti, jis šiaip nusipelnęs esu, bet duosiu dar po kokios B. Ponas Sakiniuotis, visai įdomus, neseniai drag čempionatė šį buvau susitikęs, kontentas įdomus, Fortnite'as, Minecraftas, šiaip savo, bet keliauja į A.
Meškutis. Pas Meškutį yra žvejyba ir Russian fishingas. Nu, man žvejyba biški domina. Nepasakysiu įdomus kontentas, idėjas įdomios. Jo labai yra. Minecraft anksčiau keltą. Šiaip savo, aš dar jį kaip ir pažįstu, akis į akį, tai normalus žmogus, bet pagal mane tai žvejyba. Enzo Hohage. Ir įdomus čiuvas, content vienas, respektukas. Jei Enzo žiūrės šitą video, tai keliam į jį. Net gal sakyčiau, o čia, Vaidotas. Nu čia tai nėra šnekų, aišku, jie sakė. Česka. Ir už kokybę žiauriai gerai čiuvas atsako, man patinka, respekt. Keliauja po sniegius. Edvis. Edvi anksčiau žiūrėdavo, bet Edvis, nu, jis kaip ir kelia tos Minecraftas, tai kiti visokie gėjimai. Aišku, kokybė liuksiška. Nu, šitą dedu į čia. Kuli proza. Ir užsienietiškas, tai lietuviškas ir neblogas youtuberis, bet dar toli, aišku, gražu įkeliauja. Gal Damage planas vis dėlto tegul eina. Sniegius. Astas. Mano geras bičiulis. Kaip galvojat? Nu, neblogas kontentas, neblogas, bet jei jis dar trupučiuką pasistengtų, tai ir daugiau keltų, tai jo. Bet šiam momentui aš jį dedu į B arba į D. Dėsim į D. Svarbiausia daryti. Nu, čia faktas, respektas, kad jis turbūt čia. O Takevičius, tai nežinau, į čia. Dar Frazeris. Nu, Frazeris, tai dar Frazeris augantis youtuberis ir Jefa. White Balaklava, nu čia yra figienas čiuvas, žiauriai figienas, pridurti, užėdėjo biškį kelioja. Lageris ir neseniai sugrįžo, bet jis iš manęs gauna B. Nu ir Paulius Samoška. Paulius Samoška į pirmą vietą keliauja. Nu tai ką, štai toks mano buvo, kaip matote, šitas tierlistas. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Medutis ir iki kitų kartų. Nepamiršk paspausti like, bei prenumeruoti ir pasiekti TikTok'e, Instagram'e. Tai vat, ačiū visiems, kad žiūrėjosimės, su jumis buvo Medutis ir viso gero.